Tai kas laukia tavęs meilės srity iki balandžio galo? Bus 3 variantai. Tai daug nekalbant, tiesiog nuo kalbų prie darbų. Tai pirmas variantas. Signifikacijos nežiūrėsiu šį kartą, nežiūrėsiu nei kas tu, nei tavo dabartinės būsenos. Jeigu kortos norės, tai jos pačios parodys. Tai tada kažką ir pasakysiu. Tai pirmas variantas. Tai čia moteris lygiai taip pat gali būti kaip ir aš. Ta prasme, žmogus gali jau būti lygiai taip pat kaip ir aš kažkuo tai užsimti, taro kortom, psichologija, parapsichologija, tikėti apskritai tais dalykais, kurie vyksta aplinkui mus, kurių mes nematom. Daug galvoti apie juos, viso žodžiu paslaptis, kurių mes nematom aplinkui, gali būti aktualios šitam žmogui. Ir kas laukia jūsų iki mėnesio galo, tai situacija yra tokia, kad šiuo metu jūs galit būti pasirinkime būtent gal kažkokiam datingo epe ar kažkur, nežinau, kažkur tai, ta prasme, kažkur tai, kur jūs tikrai nematot jokios visiškai situacijos ir jokio pagerėjimo, yra tik tai tokie žmonės, kurie energetiškai jūsų visiškai neatitinka ir nori būtent pasilinksminimo ir jūs nesat labai patenkinta dėl to ir tarsi ir savo mintise labai daug perkratot visą tai, kas vyksta, kad, ta prasme, kaip liaudiškai kalbant, kad nėra vyrų aplinkui ir nėra gerų vyrų aplinkui. Bet kortos sako, kad jūs pati tuo tikit, vat būtent, ir jums ir tol, kol jūs tikėsit, kortos sako, jūs ir neišeisit iš tos būtent būsenos, iš tos stagnacinės būsenos, iš tos vienatvės, kurio jūs jaučiatės, nes jūs labai norit jūs išeiti iš tos būtent būsenos, kurioje jūs esate dabar. Ir tarkim, jūs pati, sako, kortos sukūrėt visą šitą būseną. Ir visa šita situacija, kurioje jūs esat, tai yra jūsų karma. Ir jūs pati dirbot link tų savo minčių, kuriomis jūs tikit. Ir kadangi jūs programuojat save taip, tai jūs ir nematot nieko geresnio, negu yra iš tikrųjų. Ir artimiausiai situacijoje kortos man sako, kad jūs ir liksit užstrigus šitoj situacijoje. Jeigu turit vaikų, tai bus labai daug, ta prasme, užsiėmimų su vaikais. Ir tol, kol jūs nepatikėsit, kad kažkas gali būti geriau aplinkui jūs, tai jūs ir būsit šitoj situacijoje. Bet esmė yra tame, kad jeigu jūs darysit kažką dėl to, tai jūsų situacija tikrai pasikeis. Jums tik tai reikia patikėti ir be abejo eiti, jeigu jūs nesat kažkokiam, tai nežinau, kažkur tai, jeigu nieko nedarot, tai vadinasi, jums reikia daryti. Ir kažkokioj gilioj, labai gilioj ateityje, tikrai ne dabar, gali būti netgi situacija, nežinau, gal ne iki balandžio galo, gal kadangi mes būrėm iki balandžio galo, tai jūs nemato to ir nežinot ir jūs netikit tuo
Ir esmė yra tame, kad jūs išeisit į naują pasirinkimą ir jūs galit netgi ištekėti. Ir jūs tikrai galit būti laiminga. Šitų dalykų, šitos situacijos jūs nežinot ir jūs nematot. Pas jūs ateis žmogus, kuris tikrai jūs mylės. Ir tai nebus lengva, kortos sako, bet tai yra įmanoma. Ir tikriausiai jūs čia ir įskaudinta esat buvus labai gilioj praeitį ir taip toliau. Tai va, tai jūs viso šito nematot aplinkui save kaip ir nieko, kas jūs galėtų žavėti ir jūs galėtų jums suteikti pilnatvę, bet palengva jums reikėtų tikrai eiti, man kortos sako, va, palengva jūs turėtumėt stengtis išeiti iš tos būsenos, kurio jūs esat, nes man kortos sako, kad jūs tikrai turit visus įrankius pakeisti tą situaciją, kurioje jūs esat, bet jūs kažkodėl bėgat pati savo mintim tikriausiai, kadangi vėlgi kortos rodo, kad viskas vyksta tik tai jūsų galvoje ir jūs aplinkui save mato tik tai tuos žmonės, kurių neturėtų būti apskritai jūsų gyvenime. Tai kortos sako, kad jeigu jūs jau eisit į pasirinkimą, tikrai eisit, tai bent jau tikėkit, kad tas pasirinkimas tikrai pas jūs ateis, nes galimybių ir iš ko rinktis tikrai yra, kortos man sako. Ir nežiūrinti tai, kad jūs jaučiatės galbūt vieniša, čia kažkas tikriausiai turi ir vaikų jau, tai jūsų gyvenimas pasikeis į gerai, tik tai tokiu atveju, jeigu jūs pati kažką tai darysit ir be abejo jūs kažką turi daryti ir su savo mintim, kad pradėti matyti pasaulį gražesnį ir jūsų gyvenimas gali pasikeisti labai greitu laiku. Tai vat partnerio šitoj situacijoje nematau, dar pažiūrėsiu su kitom kortom. Čia yra moteris vieniša arba vyras, žodžiu, žmogus yra vienišas. Kadangi daugiausia moteris žiūri, tai visą laiką kažkaip visi ir sakom, kad būtent moteris kažkaip imlesnis visiems šitiems dalykams ir visiems šitiems paranormaliems dalykams. Tai taip ateis pas jūs, va, ir iš visų išrinktųjų pas jūs ateis King of Cups, mylintis vyras, kuris jau subrendęs, kuris jau brandžių energijų, kuris nori santykių, kuris turi planų eiti į santykius, bet tai bus irgi lygiai taip pat didžiulė konkurencija ir žmogus lygiai taip pat rinksis ir pasirinks jūs, jeigu jūs būsit pasiruošus būtent naujai komunikacijai, jeigu jūs būsit pasiruošus eiti į nežinią, į jausmų nežinią būtent. Žmogus gali lygiai taip pat turėti vaikų. Jisai gali turėti vaikų, jisai gali turėti savo įmonę, jisai gali tikrai stovėti stabiliai finansuose ir labai norėti santykių, taip kaip tikriausiai ir jūs. Ir jo darbas gali būti susijęs su visom automobilio priemonėm, arba šiaip jisai gali būti vadybininkas, kuris bendrauja daug su žmonėm. Jisai gali, ta prasme, kur turi pasiekti nuo vieno taško iki kito taško kažką, tai kur jisai, ta prasme, tai gali būti susijęs su automobilių remontu žmogus, tai gali būti susijęs su apskritai su transporto priemonėm, aš turiu omeny,
tolimųjų reisų vairuotojas, apskritai gyventi labai toli, kad pasiekti jūs. Ir čia pas jūs ateina meilė į jūsų gyvenimą, ateina pasirinkimas širdim, ateina, tik būkit atsargi, nenurodinėkit, neužstrikit toje situacijoje, kurioje jūs nemandagiai atrėžėt ir viskas turi būti pagal jūs. Tai čia gali būti lygiai taip pat žmogus kažkam tai iš praeities, kuris nėra pasiruošęs eiti arba nebuvo pasiruošęs. Jūs galit gauti tiesiog žinutę apie žmogų iš praeities, kuris ilgą laiką buvo visiškai stagnacijoje ir visiškam nejudėjime ir buvo ta prasme situacija užstrigus ir jūs laukėt būtent šitos situacijos pasikeitimų. Ir pas jūs jisai atvažiuoja būtent, galbūt jau netgi yra kažkam pakeliui, ar ne? Tai lengva tikrai nebus, sako kortos, sunkumas bus ir jūs galbūt ir jis turės nešti ir už save, ir už visus naštą, bet tą naštą būtų neblogai pasidalinti su kažkuo, kuo jūs tikriausiai abudu ir norit, kad jūs norit pasidalinti savo vienatvę ir jisai nori pasidalinti savo vienatvę, galbūt norit pasidalinti ir tuo važiavimu, ir tuo keliavimu, jeigu toli gyvenat. Tai situacija yra tokia, tai va kortos pačios papasakoja pirmam variantui, kad jų situacija ar jūsų situacija ir va taip. Einam prie antro varianto. Tai va, antras variantas, kas jūsų laukia meilės srity iki mėnesio galo. Kas laukia jūsų meilės srity iki mėnesio galo. Kas laukia meilės srity iki mėnesio galo. Tai situacija tokia, kažkas labai sunkia naštą tempia būtent dėl šeimos ir pas jūs galbūt netgi ateina jau vyras, kuris yra buvęs įskaudintas, kuris nori santykių, kuris yra pasiruošęs santuokai, kuris po labai sunkių konfliktų ir labai sunkių galbūt išgyvenimų ateina pas jūs ir nori sukurti santykį su jumis. Žmogus bus pasiruošęs tikrai daryti labai daug, jisai jau turi planus, jisai jau yra suplanavęs kažką, tai jisai jau yra suplanavęs netgi galbūt turėti santuoką su jumis. Kadangi eina paskutinės, žmogus yra tikrai jau išgijęs ir yra pasiruošęs santuokai, aš noriu pasakyti. Ir tai bus jūsų svajonės išsipildymas, bet jūsų didžiausias svajonės išsipildymas, žmogus ateina su puikiais ketinimais, nors šiaip šita korta labai dažnai rodo visokius dalykus, kurie vyksta nesąžiningų būdų. Labai dažnai šita korta krenta, kai kažkas vyksta negerai, bet šiuo atveju tikrai ne. Šita korta rodo žmogaus judėjimą,
rodo žmogaus judėjimą ir pasiruošusi žmogų, kuris yra pasiruošęs turėti santykius, žmogus, kuris ieško tikrai meilės, kuriam yra sunku būti vienam, kuris yra pavargęs toj vienatvėj, kurioje jisai yra. Jisai galbūt yra dabar tokioje situacijoje, kad jisai yra tokioj stagnaciniai arba visiškai būsenoj tokioj, kur jisai perkrato ir permasto, ką jisai, ta prasme, ko jisai norėtų ir ko jisai nenorėtų. Jisai galbūt dabar yra tame gijimo etape, kadangi aš matau, kad jisai yra buvęs tikrai labai skaudintas. Ir į jūsų gyvenimą ateina jisai tikrai gan greitai. Nesakau, kad šitie pasikeitimai bus labai staigus, tikrai ne, bet jisai ateina pakeisti ir jūsų, ir savo situaciją. Jisai jau turi tokį planą, jisai eina su planu. Tai vat labai smalsu, ar jūs tas žmogus yra jūsų aplinkoj, ar jūs žinot, tuoj pasimsiu kitas kortas. Aš noriu pasakyti, kad čia yra tik tai pirmieji kažkokie etapai, kad tai nėra santykiai, kurie jau yra išsivystę, jūs to žmogaus net nežinot. Jums tai yra visiškai nauja ir jisai yra dar toli. Jisai nėra tas žmogus, su kuriuo jūs, tarkim, gali būti, kad jūs žinot galbūt jį, ar jūs pažįstat jį. Gali būti, kad pažįstat, taip. Gali būti, kad kažkur tai buvot, iš kur jisai. O jeigu tai yra vyras, tai gali būti vyras, tarkim, jeigu kartais žiūrėtų vyrai, tai gali būti vyras, kuris yra King of Swords arba King of Cups. Jeigu, tarkim, vyras čia pats būtų šitame būrime, tai taip irgi gali būti. Tai man čia tarsi ir žinot jūs jį, ta prasme, jisai yra buvęs įskaudintas, arba jeigu jūs, vyrukai, žiūrit šitą būrimą, tai jūs esat įskaudintas buvęs moters kažkokios. Ir situacija buvo tokia, kad jūs turėjot save tarsi ir apginti, parodyti, ko jūs esat vertas. Čia gal kažkoks konfliktas ar kažkas vyko. Ir po šito konflikto ateina balansas. Jūs išeinat iš tos visos stagnacinės būsenos. Be abejo, minčių labai daug, bet jūs pereinat į santykį. Ir jeigu tai yra moteris, tai man rodo moterį Queen of Swords, tai čia būtų moteris arba iš praeities, pas kurią vyrukas ateina, arba tai gali būti vyrukas, kuris jau yra įskaudintas, kaip minėjau, ir eina pas savo moterį Queen of Swords, grįžta atgal. Arba tai gali būti, jeigu, tarkim, moteris žiūrės, tai antras variantas, viską, ką paminėjau prieš tai moteriai, būtų, o jinai pati, jūs pati būtumėt Queen of Swords. Ta, kurie, arba jūs esat jau, tarkim, įskaudinta labai ir ta prasme, žaizdas gydotės ir turėjusi ir santykius, turėjusi gyvenimo, tikrai praeitį ir einat į visiškai naują etapą su būtent šituo vyru, kuris ateina į jūsų gyvenimą.
tai jūs pati išsigydžiusi jau lygiai taip pat savo praeities žaizdas, bet vis tiek einat su baime į santykį. Bet noriu pasakyti, kad tikrai jums nereikia eiti su baime, nes čia viskas bus gerai. Čia viskas bus gerai. Neužstrikit šitoj situacijoje savo stagnacinėje būsenoje, kurioje jūs galėtumėt būti užstrigus arba esat užstrigus. Tikrai eikit į priekį, eikit į santykį, nes čia viskas kortos labai puikiai praeitį parodo. Tai parodo, kad jūsų ta visa šita stagnacija, visos iliuzijos ir viskas bus sugriauta, kad šitas žmogus, kuris ateis į jūsų gyvenimą, jisai sugriaus visas iliuzijas, visas baimės, visus, žodžiu, visi bus vidiniai griūtis, kur jūs netgi pati nustebsit, kad taip gali būti. Ir man toliau jau viskas uždengia. Tai vat toks antras variantas. Sėkmės antram variantui. Ir ką, eisim prie trečio varianto. Eisim prie trečio varianto. Tai trečias variantas, kas laukia jums iki mėnesio galo meilės srity. Tai va, pasiėmiau visai kitas kortas ir šitos kortos man sako, kad jūs puikiausiai naudojatės visatos dėsniais, ar taip gali būti. Kad viskas, ką jūs suplanavot, jums puikiai pavyks. Viską, dėl ko jūs dirbat ir viską, dėl ko jūs prašėt, jums viskas pavyks. Šiaip esat pati gan duodanti, aš matau. Čia moteris gali būti ir vyresnio amžiaus jau. Galit būti medituojanti, galit būti užsiimanti kaip ten vadinasi visi šitie, užsiimanti savi kažkuo tai, žodžiu. Tai užsiimanti savigyda, taip gal pasakyt. Žodžiu, užsiimanti tais visais tenais parapsichologiniais dalykais arba psichologija besidominti ir taip toliau. Tai žodžiu, čia moteris tokia, pas jūs ateis nauji jausmai, viskas, ką jūs suplanavot, kaip ir minėjau, puikiai jums pavyks, jūs iš kažkur galit gauti pinigų, ta prasme, gali būti padidėjimas, galit gauti žinutę iš savo vyresnės mamos, jūs pati galit būti Queen of Chalices, tai čia būtų vandens ženklo atstovė, tai būtų skorpionas, žuvis ir vėžys. Va. Bet nebūtinai, ta prasme, galit būti tų tokių energijų, kur esat jautri, empatiška, labai, ta prasme, gali dirbti ten ligoniniai su visokiais žmonėm, vis psichologija, parapsichologija, visi dalykai, kurie ten šitoms moterims yra įdomus ir aktualūs.
Tai pas jūs ateis žinia iš kažkokios iš galbūt vyresnės moters, daug vyresnės. Šita moteris gali būti arba vyresnė, arba gali būti, kad jūsų mama. Tai gali ateiti, kaip ir sakiau, piniginiai resursai būtent, bet tie piniginiai resursai gali ateiti tokiu atveju, jeigu jūs pati dirbot. Viską, ką jūs pati uždirbot, tą jūs ir gausit. Tai čia viskas, ko jūs prašėt. Toliau. Kažkas ateina iš jūsų praeities. Būtent galit gauti žinią iš praeities. Kažkokia žinia gali ateiti. Kokia žinia? Žinia gali būti susijusi su jausmais, būtent su kažkokiais planais. Šiaip vyro pačio nematau. Matau, kad gali būti žmogus besidomintis jumis, būtent žemės atstovas, konkrečiai jautis. Tai žmogus toksai stabilus, tradicinių pažiūrų, žinantis, ko jisai nori, žinantis, ko jisai siekia, labai dažnai siekiantis ir karjeros, arba šiaip apskritai suteikti stabilesnę ir geresnę materialinę gerovę. Tai viskas, kas yra susijęs su stabilumu ir materialinė gerovė, tai yra jaučiai. Tai gali ateiti pas jūs žinutė tokia iš praeities, ar ne? Bet jūs šitos žinutės laukiat, jūs kaupėtės jai, gali būti netgi taip, kad jūs medituojat, užsiemat meditaciją, užsiemat būtent kaip tenai, ir vėl šituo savęs gydymu arba law of attraction arba pritraukimo dėsniais. Santykiai. Tai dirbsit kaip dirbot, dalinsite savo pinigais, gali būti, kad turėsit kažkokių tai išlaidų, kažkur teks keliauti, bet keliauti vienai. Tai gali tekti keliauti vienai, būtent kelionė gali būti nelabai tolima. Kas laukia? Ir vėl man rodo praeitį, iš praeities kažkokie tai jūs užpuls. Būtent galit gauti žinią iš praeities arba apie praeitį. Ir gali tekti keliauti būtent kažkur tai susijusią su praeitim. Bet čia lygiai taip pat noriu pasakyti, kad moteris gali būti jau santykiuose, kuri turi vaikų ir kuri, ta prasme, kuri yra labai užsiėmus, kuri turi tokias stabilias pajamas ir kuri labai gali būti, ta prasme, darbo, padaugėti labai darbo iki mėnesio būtent galo, ir tai gali visiškai jūsų nedžiuginti, visiškai išvesti iš pusiausvyros, nors iš kitos pusės jūsų darbas tarsi jums ir kelia džiaugsmą. Gali būti, kad gausit žinutę būtent susijusią su praėjusiais santykiais. Su praėjusiais kažkokiais santykiais, kur buvo santykių pradžia ir nutrūko santykiai, o pačio žmogaus man nerodo. Tai žmogus pasirodo dabar ir arba jūsų vyras, arba pagrindinis žmogus jūsų gyvenime, su kuriuo jūs planuojat ir norit turėti ateitį. Ir tas žmogus gali ateiti pas jūs iš praeities,
ir jisai turi jau planą su jumis susitaikyti ir eiti į santykį, bet man čia jau rodo ilgalaikius santykius. Ir tai bus tikrai jūsų svajonės išsipildymas, jūsų norų išsipildymas. Ir jūs tikrai labai apgalvosit būtent, nors pasirinkimas, noriu pasakyti, man prieš tai kortos parodė, kad pasirinkimas tikrai jums bus labai sunkus šitoj situacijoje, bet jūs eisit į šitą santykį ir tikrai galvosit apie ėjimą į santykį. Žmogus gali būti ateiti iš praeities. O šiaip dirbsit, gali būti, turėsit galbūt kažkokį tai vakarėlį iki mėnesio galo. Planuosit vakarėlį, ar darbe, ar su kolegom, ar kažkur tai. Tai vat tokie meilės įvykiai trečiam variantui. Taigi, sėkmės jums visai neblogai.